Šiandien mes darysim tokius dolčmiukų kvepalus, toj bus paveikslėlis. Tai, ką jūs matėte. Iš pradžių mums reikia tokių 2 nedidelių lapelių. Ir va tokių nedidelių langelių. Lapelių. Jeigu linijom, tai suskaičiuokit ir bus viskas gerai. Tai tiesiog dabar reikia tokio nupiešti ir aš jums parodysiu, kada nupiešiu. Nu va, aš nuspalvinau. Aišku, gavos šitas nelabai lygiai. Ir be to, jeigu jūs norite, galite kitą pusę kažkokią spalvą padaryti, bet aš dažniausiai nedarau, nes nežinau kodėl. Čia aš padariau su kokosu. Čia biški mažai vietos buvo, tai tik. Ir dabar čia su lipnia juosta suklijuoti reikia, bet palikti va šitą viršų, kad pro ten įdėti to pūko. Tai gerai. Taip va, fainai gavos, kada suklijavau. Ir taip, suklijavau, tai reikia va čia va per vidurį padaryti, užklijuoti ir tada įdėti va šito va pūko. Aš jėmu iš tokio va žaislo, jis jau be pūko. Eikti, daug jau skiršų dariau. Tai va, gerai. Susitiksim, kada aš čia užklijuosiu. Užklijavau. Liko įdėti pūko. Aš galėčiau jums rodyti, kaip pūko įdedu, bet būtų man labai nepatogu. Tai susitiksim, kada aš įdėsiu ten pūko. Va, aš ten įdėjau pūko. Ir liko va čia va užklijuoti. Aš pasiruošiu va čia va lipnia juostą ir tiesiog va taip uždedu. Ir tada gaunas va toks fainas kišas. Tai užklijuos. Va taip. Dolčmiukų gali. Va taip. Kvep. Tiesiog taip faina. Va čia va nieko nėra. Ir va taip. Tiesiog faina jį minkėt. Toks kvišas. Ir aš čia tikriausiai įdėsiu į savo draugės boksą. Nes man ten reikia įdėti 10. Aš parodžiau 5, nes tiesiog. Ir ten 10 daiktų reikia įdėti, tai va. Gerai. Ate.